Ir labadiena, su jumis Justis. Ir šiandien mes naujame Minecraft pasaulyje. Taigi jūs paklausite, o kur mano praeitas pasaulis? Praeitas pasaulis ten. Aš taip nuliūdau, kad ten mirė mūsų draugas. Vežiliukas. O žinot, gal ne? Dėl to, kad jis vardo negavo. O jeigu jis turėtų vardą, jis nemyli. Tai prašau, parašykit bent vieną komentariuką. Nu, tik vieną. Ką tu irgi nuliūdsi mane komentariuką. Taigi. Nu, tiesiog galite tiesiog. Tai naktis bus. Mūsų užduotis šiandienai mūsų užduotis, kad kaip čia pasakius jums, užduotis, pavyzdžiui, pastatyti, pradėti statyti namelį. Tai kada pradėsim statyti namelį, bet aš taip nusprendžiau, ar man statyti jį va čia, ar statyti jį kažkur kitur. Nu, jeigu aš čia statysiu, man čia bus fain, čia netolies yra jūra, ir villageriai čia, tai fainiai. Konžiūrika pardavinė kažkuo ant tap brangbloką. Ir man svarbiausia padaryti vieną dalyką. Išmokti daryti metalo generatorių. Nu, padaryti kažkaip, kad man metalas būtų begalybiškas. Kad va tai, metaliniai mūsų draugelė. Ir mums metaliuką būtų begalybiškas metaliukas. O jeigu būtų viskas begalybiška, nu tai čia būtų labai faina. O jeigu būtų labai faina, tai būtų labai faina. Tada metalą turėtume begalybišką. Aha. Nu ir viskas tokia. Nu tai, ko aš laukiu? Man reikia akmenuko. O šon aš kulins. Nebijokit, sugrąžinsiu. Antisai dabar. Reikia tik ties akmeniniam daiktam. O jeigu man reikia akmeniniam daiktam, man reikia pasidaryti keksą. Taigi. Reikia ieškoti kažkokiam vietą ten, kur gali būti metalas. Bet kur tas metalas? Ai, čia prie klovo pasimsiu. Čiučiut pakeliausim čia. Tai bus faina. O šviesa. Čia. Varom į kelionę, mes varom į kelionę. Maisto turim. Na, bet ta kelionė čia trumpalaikė. Svarbu nemirs. Nebent jeigu čia mirs. Vis tiek netoli bus. Taigi. Kur mūsų metaliukas? Opa. Štai radau kažką. Bet tiek matau, ten niek nėra. O jeigu niek nėra, reiškia, nu kad niek nėra. Tai va. Kur mūsų metaliukas, mūsų mėgstamiausias metaliukas?
Bomba man! Gerai, užsišipau. Taigi. O, dar viena vieta. Nu taigi, aš kol kas, kol aš bėgu ieškoti kažko, tai aš jums pasakysiu, kuo mūsų užduotis mūsų šitam pasauly. Mūsų užduotis pastatyti gražų namelį, padaryti gražų miestelį, būti jam prezidentas, kaip ne kaip. Tai pradėti savo verslą ten, bulves auginti. Nu ir pasistatyti tam dar kažką, pradėti gyventi normalių gyvenimų ir saugoti nuo degančių medžių, kad į mano mišką nenueitų. Pastatyti tvorą didelę. Daug visko reikia padaryti, bet ne viskam ir laiks. Nu, tarsi, kažkada ateis tas laiks, kada man reikės pradėti. Opa, tai nedaliks. Tai va. Galvau, jau mirsiu. Taigi, op. Taip. Angliukas, angliukas, mūsų gražus angliukas. Tai čia angliukas užteks. Taigi, kur mūsų dar vienas metaliukas. Metaliukas, mūsų gražus metaliukas. Kuris gyvena, kuris būna, kas su juo vyksta. Na, 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 na. Nu, bet jūs pasakysit, tai jog pačiu pradžioje, kada tu tik atsiradai šitam pasaulį ir ten jog buvo mūsų mėgstamas metalinis draugelis, ko tu jo nenumuši? Gautum irgi čiut metaliuką. Bet aš nelabai noriu, nes kad pastatyti iš naujo tokį mūsų metalinį bičą, reikia daug metalų, o iš jo iškant labai mažai. Nu, tai nenoriu iš šio greuti, ypač kad mes ten dar gyvensim. Taigi, mes jau turim 8, nu tai va. Iš 8 jie tikrai neiškristų. Bet kas įdomiausia, mes gyvenam šalia didelio miško. Bet tai vadinasi bambukų miškas. Nors kaip ne bambukų. Ne, tai ne bambukų. Čia. Kaip jis vadinas? Aš užmiršau. Parašykit komentarus, kaip vadinas va šitą vietą. Aš neatsimenu. Kaip? Čia. Džiurlė. Opa! Dabar tuoj susirašsim papūgą. Papūga! Kartuok mane, papūga! Papūga! Kur tu? Dar turim. Apo, ją įgalim. Man atrodo, jį tą ir valgo. Tikiuos nemirs. A tipo jų čia nėra? Nu ne, galbūt. Turbūt. Ei, nu kur? Nu, kas grova gardant žaidą, žinot, kad šitas dalykas yra vertas. Bet tik ne Minecraft. Bet šiaip iš jų galim pasidaryti tokius fainas dalykus. Ten tiltelius lygtais galim. Arba galima pamaitinti mūsų baltą draugą.
0 buks. Gal tu net ne papūga? Ai, čia vanduo. Aš jau pagalvoju. Nu taigi pavalgyk. Kad tu gražiai valgai. Aš čia sugrausiu. Nu gerai, tu griaušk. Čia viskas bambuks. Pats susirasi. Žinai, kurie ir kurie egzistuoja. Ir žinau, jie ir tinginiai, bet... Tai va, reik tapti nebe tinginiu, o normaliu. Štai ir mes išėjom į Beržų mišką. Dabar visai kitą pusę, man atrodo. Jeigu aš nesusipainiau ir negrįžu dabar į tą pačią vietą. Kažkom primin man tą pačią vietą. Na, arba ne. Ai, net čia tą patį vietą. Na gerai, man reikia paskubėti, nes to naktis. Ai, aš laukiu. Nieko skubėti nereik. O, tu čia atėjai. Gal tu. Gaila, kad pavyko. Vištos pagaut. Dai, jau galime gauti. Ale kaladži. Ale kadži. Jei, mes miegosim. Mes miegosim. Mes miegosim. Ir mes vėl miegam. Taigi. Varom, 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 varom. Ieško mūsų villagerių arba mūsų kaimų. Miesto. Nu, dabar jis gal kaims. Greičiausiai taip ir. Bet bus nebe kaims. Pa, 8, 2, 6. Taigi varom. Kur mūsų kaimelis? Kur mūsų kaimelis? O, pas mus pirmas levelis. Štai mūsų kaimelis 100 kilometrų toli. O. Gražoka vieta. Vėl, kad realybė tokia nėra. Labai graži. O, saugelytė reik. Mano mėgstamiausia spalva. Nu, vienas mėgstamiausias. Oranžinis. Arba oranžinis. Ne, oranžinis. Jau sakau oranžinis, kaip berniuks. Tas tas berniuks. Taigi. Varom, varom. O štai matau aš jau kitą spalvą. Mano mėgstamiausia. La 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 la. Va. A čia aš teisingai supratau, kad čia... Aš visada maniau, kad jie violetini. O jie pasirodo. Ne violetini. Tai kas, jie violetini? Tai kažkaip reikia sumaišyti po mėlyną. Su geltonu. Supratau. Spalvos Ukrainos nieks nepavyko. Tai varom
padaryti mikrainus vėliau. Tai ėtus aš kiek valgyt noriu. Batoną valgau. Bet kaip nesuprantu, kaip mūsų skyvas valgo batoną. Jis dar neišradęs, tipo, sumuštinė, pačios skaniausi. Jis dar nėra išradęs snickers, jis nėra išradęs šokoladas. Aš išrasiu šokoladą. Aš Willis Wonka. Aš Willis Wonka skraido per debesis. Aš Willis Wonka. Aš skrendu per debesis. Aš Willis juodasis. Myliu aš visus. Kaip tik tais nemylėt, reik visus. Tai jog ašaros liejasi dugnu, o mūsų dainos sukasi per ratą. O mes ratai, o smaragdai, štai ir obuoliukai pas mus jau ir bulves, ir žvynai, ir duris. Ir viskas šioje pasaulio kraštoje skanėstų pasaže mes skraidome. Skanėstų pasaže mes gyvename, kokia graži mūsų matęs. Tai jog skanėstų pasaže mano skanasis skanėstų pasažas. Bet kas man nepatinka, kodėl man nepatinka, kodėl ten buvo bambukas. O va čia pas mumis cukrus arba cukralis. O ačiū už dar vieną bambuką, ačiū. Oi, man tų bambukų gal ir nereikės. Bet nieks nežino, gal ir reikės. Kam aš jas auginu, kas žino. Aja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 j. Gerai, užteks čia man dainuoti. Reik man jau čiauptis burną, neužsidaryti, nes aš jau pakvėpuot normaliai negaliu. Ai. 1, 2, 3. Nu da vienas tau. Vienas tau. Pasistatys kažką. Taigi, mums reikia darbuotis. Bet aš teisingai suprantu, kad iš jų kažką galim padaryti. Nu, jiem nepaprastai padaryti. Ai, šiaip pagaliau galim padaryti. Gerai, aha, bloga. Aha. O, po man va šito reik medienas. Galėjai pagalinką. Ne, nu negalėjai pasiūlyti normalesnį variantą. Taigi, pagaliuką turim, reikdam medienas. Šiaip mums reik pečiaus. Hop. Įsidedam čia angliukų. Pradedam deginti. Ai, ne, vien reik. Taigi. Šokoladai. Uostas skanus. Kaip pagaliakai. Mes pasiėmam tas medienas ir varom klausikėlę. Bet jūs paklausėt, kam man tas laužas. Aš pasakysiu jums aiškiai, kad ant jo nereikia jokio benzino ar dar kažko. Opa, pagaliau. Taigi, taip. Ir taip. Mes turim laužą. O tas laužas čia pas mus galės gražiai vietoje.
prie medžio, kad jį padegti. O kam dūmų būtų daugiau? Jeigu nežinot, jeigu nori, kad dūmų būtų daugiau, žiūrėk, o dabar reikia ten kažką. Nu, bet tai. O aš... Ai! Bandau išsiskirti. O dabar, kaip matot, labai. Kam tai? Dėl grožio. Lengvai ir aiškiai pasakyti. Tai va. Šokoladai. Nu, ir aš manau, kad ant tokios gražios naktelės reikia pabaigti. Taigi, viso gero jums. Ate!